Sveiki, šiandien aptarsiu 9-ąjį astrologinį būstą ir ką reiškia, kai į jį įdedame visas planetas. Tikrai mielai kviečiu pasiklausyti bendro pobūdžio informacijos, galbūt daugiau ar mažiau esate susidūrę, supažinę su pačia astrologija, galbūt žinot savo pagrindinį astrologinį žemėlapį ir norit pagilinti žinias. Tai pradėkime. Tai kalbant apie 9-ąjį astrologinį būstą, jam atstovauja zodiako ženklas Šaulys, o pati planeta, pats valdovas yra Jupiteris. Šis būstas dažnai susijęs su tokiom temom kaip filosofija, gyvenimo prasmės paieška, moralė, religija, su mokytojais, autoritetais, guru, taipogi susijęs su politika, su tam tikrais įsitikinimais, net susijęs su užsieniu, su ilgomis užsienio kelionėmis, taip pat piligriminėm kelionėm. Ir sakykime, jeigu į šį būstą įdedame Saulės planetą, o Saulė atstovauja zodiako ženklas Liūtas, dažnai toks žmogus yra tame būste, Saulė labai yra apšviesta, jinai žiba, jinai yra ryškia. Ir toks žmogus dažnai gali būti tikrai puikus dvasinis lyderis, autoritetas, įkvėpėjas, ar ne mokytojas tam tikros srities, puikus politikas. Toks dažnai žmogus turintis tokį stiprų teisingumo jausmą ir jis norintis perteikti, norintis apšviesti žmonės, ar ne. Tai yra tikslas, tai yra gyvenimo tikslas atrasti tą tiesą, suprasti tą tiesą ir ją šviesti. Tai yra mokytojo gyslelė, ar ne? Bet jeigu, sakykime, ši padėtis yra pažeista, silpna, tada kaip tik atvirkščiai toks žmogus dažnai įsitikinimai, tam tikri konfliktai gali būti susiję su tėvu, su guru ar religinė sistema. Žmogus gali manyti, kad jo tiesa yra pati svarbiausia ir teisingiausia ir gali atsirasti toks dogmatiškumas, toks įsitikinimų, kad ego per įsitikinimus ateina, ar ne, ir žmogus žino savo tiesą ir kitos tiesos nemato, kaip sakoma. Jeigu kalbant apie kitą planetą, tai yra Mėnulis. Mėnulis atstovauja zodiako ženklas Vėžys ir labai dažnai toks žmogus emocinį pasitenkinimą, tokį jautrumą ir vidinę ramybę atranda per keliones, aukštąjį mokslą, per kažkokius tai autoritetus, mokytojus, ar ne, taipogi per šeimos tradicijas, per religinės sistemas. Ir sakykime, jeigu ši padėtis yra šiek tiek pažeista arba silpna, tai dažnai toks žmogus kaip tik gali svyruoti jo tikėjimo sistema, ta religinė sistema. Tai gali atrodyti, kad vieną akimirką lyg ir tiki vienu autoritetu, vienu vedliu arba kažkokiu dvasiniu mokytoju, o kitą akimirką kaip tik yra nestabilumas ir paieška kitose srityse, kitose autoritetuose. Tai yra šiek tiek tam tikras svyravimas, tam tikras mėtymasis tikėjimo sistemose. Jeigu kalbant apie kitą planetą, tai yra Marsas. Marsas atstovauja zodiako ženklas Skorpionas ir labai dažnai tokie žmonės yra labai stringi kovoti dėl savo tiesos, dėl savo religinės sistemos. Dažnai tiesmukiški, kategoriški, drąsūs, kalbant apie savo įsitikinimus, kalbantys apie savo moralinius kažkokius tai principus. Labai sėkmingai gali būti sporto srityje, teisėje, kariuomenėje, mėgstantys keliauti po užsienyje, užsiimantys labai aktyvią veiklą, piligriminėm kelionėm, kažkokiam lipantys į kalnus. Bet jeigu, sakykime, šita padėtis yra nusilpusi, šiek tiek pažeista, tai toks žmogus kaip tik labai yra kategoriškai konfliktiškas su tam tikrom religinėm sistemom. Jis galvoja, kad jo tiesa yra pati svarbiausia ir kitų tiesų nėra. Taipogi tokie žmonės gali būti labai religingi fanatikai, užsiplėskantys, impulsyvūs, greit keičiantys moralinius principus, greit keičiantys savo kažkokius įsitikinimus, impulsyvūs aukštuosiuose moksluose. Kita planeta yra Venera. Venera atstovauja zodiako ženklas Svarstyklės ir labai dažnai toks žmogus pasitenkinimą, malonumą, kažkokį tai grožį ir estetiką atranda per aukštąjį mokslą, per kažkokią muziką, per meną, gali būti atrasti per kažkokias tai mantras, užsienio keliones, ar ne.
Taipogi tokie asmenys gali sutikti antrąją pusę partnerį užsienio kelionėse, religinėse sistemose, beieškant autoritetų, dvasinių lyderių. Taipogi patys gali būti puikūs dvasiniai lyderiai, pertenkintys savo meną, pertenkintys savo žinias apie grožį, apie kultūras, ar ne. Kita planeta yra Jupiteris. Jupiterio atstovauja zodiako ženklas Šaulys ir labai dažnai tokie žmonės yra labai išmintingi, brandūs, yra gerbiami už savo išmintingumą, yra puikūs mokytojai, dvasiniai vedliai, dėl to, kad jie turi tokį labai sveiką, stiprų ryšį su autoritetais, su aukščiausiu aš, su tam tikra tiesa. Ir jie mėgsta, nori perteikti visuomenį tam tikrą žinutę. Tikrai gali būti mėgstantys netgi kažkur tai studijuoti, keliauti po užsienyje, atrasti tam tikrų naujų žinių, tam tikrų suvokimų apie pačią gyvenimo prasmę. Kalbant apie kitą planetą, tai yra Saturnas. Saturnas atstovauja zodiako ženklas Vandenis ir labai dažnai tokie žmonės gyvenimo pradžioje, jaunystėje turi tam tikrų sunkumų, nes ši planeta sulėtina tam tikrus procesus. Sulėtina tam tikrą žinomą apie tikėjimą, apie tikėjimų supratimą, žinojimą apie savo gyvenimo prasmę. Ir toks žmogus dažnai mėtosi tarp autoritetų, mėtosi tarp to žinojimo ir po truputėlį tik tai su laiku, su metais, vis eidamas lėtai, disciplinuotai, suprantantis, ieškantis informacijos, pradeda suvokti, kas jam yra svarbu, kokia jo gyvenimo prasmė, kokia jo tiesa, kokie autoritetai. Atsiranda tam tikras tiesiog tikros krypties atradimas. Dažnai tokie žmonės gali netgi būti labai puikūs mokytojai apie gyvenimo prasmę, apie tikėjimą, apie tiesą. Nes jie pradeda suprasti, kas būtent jiems yra svarbu, kokią patirtį praėjo ir dalinasi savo patirtimi. Kalbant apie kitą planetą, tai yra Merkurijus. Merkurijus atstovauja zodiako ženklas Dvyniai ir labai dažnai tokie žmonės turi labai analizuojantį žvitrų greitą protą, labai logiškai perteikia informaciją, labai mėgsta analizuoti, tyrinėti kažkokius tai šventraščius, tam tikrus filosofinius dalykus, atrasti tikrai tas gyvenimo tiesas ir jas perteikti per rašymą, per kažkokias tai knygų, straipsnių rašymus. Dažnai tokie žmonės būna puikūs dėstytojai, mokytojai, mėgstantis analizuoti kažkokią tai informaciją susijusią su mantromis, su aukščiausiuoju aš, gali būti labai puikūs istorikai, mėgstantys analizuoti praeitį, studijuoti ją, perteikti kitiems, kaip buvo, kas buvo, ar ne. Tai yra labai tikrai puikia padėtis išanalizuoti, ištirti tą aukščiausiąjį mokslą. Taigi kitos planetos, kaip aš sakau, jos yra, bet jų nėra, jos yra labiau iliuzinės. Ir sakykime, jeigu Rahu planeta atsisėda į 9 astrologinį būstą, dažnai toks žmogus yra norintis dar ir dar tos temos susijusios su 9 būstu. Dažnai jam neužtenka, jis atrodo, kad kažko nežino, lyg ir domisi, lyg ir studijuoja, lyg ir supranta gyvenimo prasme, bet vis galvoja, kad kažkas ne taip, kažko dar trūksta, kažkaip dar nepasisotinęs. Ir kita planeta, tai yra jau Ketu. Keta atvirkščiai, lyginant su Rahu, jinai atvirkščiai duoda tokio atotrūkio nuo tos srities, nutolinant tave nuo tos srities. Tu tarsi turi ten potencialą, žinai, kaip viskas vyksta, turi tą tokį gyvenimo prasmės suvokimą, turi gyvenimo prasmės kažkokią tai filosofiją ir įsitikinimų sistemą ir ten tau per daug gilintis nereikia. Tai tiesiog tau yra aišku, suprantama ir tarsi lyg ir žinai, kartais pasidomi, kartais paskaitinėjai, gal kažkas kažką pasakė, bet nėra to tokio apsėstumo, kaip Rahu, pavyzdžiui, kuris nori nuolatos gilintis ir atrodo jam neužtenka. O Keto kažkaip užtenka ir jis nuo to nutolsta, jis žino, kad tai supranta ir viskas tampa labai paprasta, labai neutralu toje srityje. Tai tiek norėjau šiandien papasakoti apie 9 astrologinį būstą. Tikiuosi buvo įdomu ir susitiksime kitose video. Iki.